Prieš 3000 metų senovės Persijos žyniai stebėdavo naktinį dangų ir vieną žvaigždę jie vadino karaliumi. Jie tikėjo, kad šita žvaigždė apsprendžia, kam bus skirtas sostas, o kam bus žlugimas. Ši žvaigždė vadinasi Regulas, Korlionis, liūto širdis. Ji viena iš 4 karališkų žvaigždžių ir, pasak astrologinės tradicijos, dovanojanti valdžią, galią arba pražūtį. Per amžius su ją siejami karaliai, imperatoriai, sėkmės, pergalės, talentai ir turtai. Ir šiandien Regulo pėdsaką randame ir žymiausių šiuolaikinio pasaulio žmonių gimimo horoskopuose. Kodėl viena žvaigždė vėl ir vėl pasirodo ten, kur gimsta galia ir kokią kainą už tai tenka mokėti? Tik šiandien apie tai ir trumpai pakalbėsim. Regulas yra ryškiausia liūto žvaigždyno žvaigždė. Ši žvaigždė randasi apie 79 šviesmečius nuo Žemės. Regulas beveik tiksliai gula ant ekliptikos, tai yra įsivaizduojamas kelias dangaus, kurio keliauja Saulė ir visos kitos planetos. Todėl įdažniau ne bet kuri kita ryški žvaigždė susijungia su kitom planetom gimimo horoskope. Senovės Persijos astrologai Regulą vadino viena iš 4 karališkų žvaigždžių, kartu su Aldebaranu, Antarės ir Fomalhautu. Kiekviena jų saugojo vieną pasaulio pusę. Regulas buvo šiaurės sargas, vadinamas Archangelo Rafaelio žvaigžde. Jos prigimtis tai yra Marso ir Jupiterio derinys, drąsa ir valdžia, ambicija ir dosnumas. Būtent todėl žmonės, kurių planeta susijungusi su Regulu, dažnai siekia aukščiausių pozicijų – versle, politikoje, mene. Tačiau šita žvaigždė turi savo kainą. Astrologinėje tradicijoje sakoma, kad ji lydės ne žmogui sėkmę tol, kol jisai nesieks keršto, nes Regulas dovanoja karūną tik tam, kas moka ją nešioti su dėkingumu. Kai gimimo metu Regulas kyla horizonte kartu su ascendentu, ascendentas tai yra taškas, kuris priklauso nuo gimimo valandos ir minutės, kuris apibrėžia žmogaus asmenybę, jo talentus. Tada astrologai sako, kad gimsta žmogus pažymėtas karaliaus ženklu. Tokį derinį turi vienas garsiausių, prieštaringiausių šiuolaikinio pasaulio veidų – Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas. Jo ascendentas yra vos kelios minutės nuo tikslios Regulo padėties. Vienas artimiausių tokio susijungimo pavyzdžių viešai žinomų žmonių horoskopuose. Be to su Regulu jungiasi ir Marsas, tai yra kovotojo planeta. Astrologai tokį derinį sieja su drąsa, ambicija ir troškimu dominuoti viešoj erdvėje, bet ir su nuolatinė kova, su priešais keliančiais konfliktus. Regulas ant ascendento žada didelę garbę ir nuolatinę įtampą tarp šlovės ir konflikto. Saulė gimimo horoskope tai yra mūsų tapatybės širdis, tai yra esmė, kuria žmogus šviečia pasauliui. Kai ji susijungia su Regulu, astrologai kalba apie prigimtinį autoritetą, apie žmonės, kurie yra gimę tarsi valdyti, vadovauti, būti dėmesio centre. Bet ši žvaigždė nesirenka pusės, jinai vienodai stipriai veikia ir tuos, kurie tą galią naudoja kilniai, ir tuos, kurie tą galią naudoja pražūčiai. Šį derinį turėjo Anglijos karalienė Elžbieta II, 70 mečius valdžiusi monarchė, tapusi stabilumo ir pareigos simboliu. Jį turėjo ir Billas Clintonas, vienas įtakingiausių 20-ojo amžiaus prezidentų. Bei Sergejus Brinas, vienas Google įkūrėjų, pakeitęs būdą, kurio visas pasaulis ieško informacijos. Bet šios žvaigždės konjunkcija su Saulė dar nereiškia, kad žmogus jau duotą valdžią ir galią panaudos vien geriems darbams. Ta pačią žvaigždę mes galim rasti ir kitose horoskopuose, kur galia virto siaubu. Grafienė Elžbieta Batorė istorijoje įamžinta kaip viena žymiausių aristokračių, žinoma kaip pirmoji serijinė žudikė. Slobodanas Miloševičius, kurio valdymas siejamas su karais, etniniais valymais Balkanuose. Nadine de Rothschild, garsi savo prieštaringų apkalbas keliančių gyvenimo būdu. Ta pati žvaigždė, bet du visiškai skirtingi keliai.
Astrologai sako, kad regulas prie Saulės dovanoja galią kiekvienam vienodai. Klausimas tik vienas, kam ta galia bus panaudota. Todėl astrologai perspėja, regulo dovana visada ateina su sąlyga. Tai galios ir atsakomybės egzaminas, kurio nei vienas su šia žvaigždė gimęs žmogus negali išvengti. Merkurijus valdo bendravimą, balsą, gebėjimą pasiekti minias. Kai ši planeta susijungia su regulu, gimsta žmonės, kurių žodis ar garsas tampa galingesnis už bet kokį kitą ginklą. Jie sugeba užvaldyti tūkstančius, net milijonų dėmesį vienu judesiu ar viena nata. Šį derinį turėjo Freddie Mercury'is, Queen grupės vokalistas, kurio balsas iki šiol laikomas vienu galingiausiu roko istorijoje. Jį turėjo ir Michaelas Jacksonas, popmuzikos karalius, pakeitęs sceninio šou sampratą visam laikui. Merkurijaus ir regulo derinys primena, kad žodis, balsas, garsas tai galia, kuri gali įkvėpti milijonus arba juos suklaidinti. Viskas priklauso nuo to, kam ta galia tarnauja. Venera gimimo horoskope reiškia vertybės, turtą, tai, ką žmogus laiko brangiausiu ir ko labiausiai trokšta. Ir susijungusi su regulu, ji žada ne tiesiog gerovę, o žada mastą siekiant imperijos ribas. Šį derinį, pasak astrologinės tradicijos, turėjo Aleksandras Makedonietis, vienas didžiausių senovės pasaulio užkariautojų, per dešimtmetį sukūręs imperiją, nusidriekusią nuo Graikijos iki Indijos. O jau moderniais laikais tą pačią žvaigždę turėjo Johnas Rockefelleris, Standard Oil įkūrėjas, tapęs pirmuoju pasaulio milijardieriumi istorijoje. Venera su regulu kartu byloja apie gebėjimą paversti trokštamą realybę tokiu mastu, kokio dauguma net neišdrįsta įsivaizduoti. Bet astrologai primena, kuo didesnė imperija, tuo sunkesnė su ja yra ir našta. Marsas, kovos, drąsos, veiksmo planeta, kai jinai susijungia su regulu, gimsta žmonės, kurių gyvenimas neatsiejamas yra nuo konflikto, nuo kovos už įtaką arba istorinių lūžių, kuriuos jie patys sukelia ar kuriuose atsiduria savo valia. Šį derinį turėjo princesė Diana, moteris, kurios gyvenimas buvo nuolatinė kova tarp viešumo ir asmeninės laisvės, o mirtis jos sukrėtė visą pasaulį. Taip pat šį derinį turėjo ir Mayeris Amšelis Rothschildas, bankininkų dinastijos pradininkas, per finansus pasiekęs įtaką prilygstančią karalysčių galiai. Ta pati žvaigždė randama ir Benjamino Netanyahu, ilgamečio Izraelio ministro pirmininko horoskope, bei Japonijos imperatoriaus Hirohito, kurio valdymo metai apėmė vienus dramatiškiausių 20-ojo amžiaus įvykių. 4 labai skirtingi likimai, bet visus sujungia viena ta pati tema – būti istorijos centre, kai aplink verda konfliktas, kurio negalima išvengti. Marsas ir regulas nežada ramaus gyvenimo. Jie žada reikšmę apmokamą įtampos kainą. Nes ten, kur Marsas susitinka su karaliaus žvaigžde, istorija retai lieka rami. Ir pabaigai, vienas retesnių atvejų, kai regulas susijungia ne su viena, o su 2 planetom vienu metu. Jupiteris gausos, plėtros planeta, Plutonas galios, transformacijos planeta. Kai jos abi susijungia su šita karaliaus žvaigžde, tada gimsta žmogus, kurio įtaka peržengia įprastas ribas. Šį dvigubą derinį turi Billas Gatesas, Microsoft įkūrėjas, tapęs vienu turtingiausių žmonių planetoje, o vėliau nukreipė savo išteklius į pasaulinę labdarą ir sveikatos programas, palietusias milijonų žmonių gyvenimų. Jupiteris jam atnešė mastą didžiulį. Turtus, sėkmę, šlovę, Plutonas gali pakeisti visą pramonės šaką iš esmės. Šis pavyzdys geriausiai parodo, ką astrologai vadina pilnu regulo palaiminimu. Tai galia, turtai, transformacija susijungia viename žmoguje. Bet net ir čia tradicija primena tą pačią sąlygą. Didybė išlieka tik tol, kol tarnaujama žmonėms, o ne valdoma iš puikybės. Skirtingi žmonės, skirtingi horoskopai. Tačiau viena ta pati žvaigždė.
Bet Regulo istorija neapsiriboja pavieniais likimais. Ji įsirėžia ir į pačią pasaulio istoriją. O dabar nuo asmeninių likimų pereikim prie viso pasaulio istorijos. Astrologai tyrinėja ne tik tai gimimo horoskopus, bet ir taip vadinamąją mundaninę astrologiją. Tai yra dangaus įtaka valstybėms, karams, istorijos lūžiams. Ir čia Regulas turi vieną savo ryškiausių pėdsakų. 1914 m. rugpjūčio 21 d., kai karas jau beveik mėnesį niokojo Europą, danguje įvyko Saulės užtemimas. Jis nutiko beveik tiksliai toje pačioje dangaus vietoje, kur yra Regulas. Astrologai šį reiškinį vėliau pavadino karo užtemimu. Ne todėl, kad jis sutapo su karo pradžia, todėl, kad jis pažymėjo lūžio tašką, po kurio 4 šimtmečius gyvavusios imperijos buvo pasmerktos išnykti. Rusijos imperija, valdžiusi nuo Baltijos iki Ramiojo vandenyno, žlugo 1917 metais revoliucijos verpetuose, o paskutinis caras su šeima buvo nužudytas. Vokietijos imperija, kaizerio valdyta galybė, subyrėjo 1918, kai monarchija buvo priversta trauktis. Austrijos, Vengrijos imperija, daugiatautė valstybė, gyvavusi šimtmečius, subyrėjo į mažas nacionalinės valstybės. O Osmanų imperija, valdžiusi didžiąją dalį artimųjų rytų 6 šimtmečius, galutinai išnyko, palikdama po savęs visiškai naują pasaulio tvarką. Saulės užtemimas ant Regulo žvaigždės atnešė pabaigą karališkai valdžiai ir sudarė sąlygas atsirasti naujoms valdymo formoms. Grįžkime prie to, ką senovės astrologai kartoja tūkstančius metų. Regulas dovanoja karūną beveik kiekvienam, kurio planetos yra susijungusios gimstant jam. Bet ta karūna turi vieną sąlygą – ji išlieka tik tol, kol nešiojama su atsakomybė, o ne su kerštu. Karalienė ir žiauri grafienė, prezidentas ir popmuzikos karalius, filantropas ir diktatorius – visi jie gimė su ta pačia žvaigžde. Skirtumą lėmė ne dangus, o pasirinkimas, ką daryti su ta galia. Gal ir tavo gimimo horoskope slypi Regulo žvaigždė? Pasitikrink savo Saulės, Mėnulio ar ascendento padėtį. Gal tu turi šitą ryškę žymę? Ačiū labai, kad žiūrėjote. Jei ši tema jūsų domina, palikite komentarą su savo gimimo duomenimis, savo gimimo data, valanda ir mes kartu sužinosime, ar jūs esate pažymėti dangaus šitą ypatingą žvaigždę. Ačiū, iki sekančio karto.